Hello visiems. Šiandien aš čia prie Karoliniškių, prie aplinkelio. Kodėl čia? Nes čia yra lygų ir aš planuoju šiandien bėgti greitų tempų. Nors treniruotė vadinasi vidutinio tempo treniruotė, bet man tai wow, koks greitas. Žodžiu, bandysiu tilpti maždaug į 5,5. Laukia manęs distancija 5 km. Labai daug penketų. Varau ten prie to miško. Žinau, kad ten yra takas neblogas. Padarysiu kokią mankštą greitai ir pradėsim. Atėjau iki miško. Nelabai daug laiko šiandien turim. Labai vėlai išjudėjau. 2:30 dabar. Reikia spėti iki 5 viską padaryti ir paimti vaikus iš darželio. Dabar trumpą mankštą ir startuojam. Kas įdomu, šiandien jaučiasi raumenys. Nors ir praeita treniruotė buvo labai tokia lengva, bet kažkaip tai takelis gražus. Jaučiu, bus malonu čia bėgti. Kažkada važinėjau čia dviračiu, labai patiko. Čia galima nusileisti iki Pilaitės, iki ežero. Ok, tai žodžiu, mankštelė baigta, pradedam. Nusistačiau laikrodį, pradėjau bėgti. Kol kas savijaita puikiai, nuotaika gera, oras super, nematau priežasčių nepabėgioti. Sumelavau jums dėl to lygaus kelio, nubėgau 300 metrų ir dabar bene koks nusileidimas yra. Dabar iš tikrųjų prisiminiau, kažkodėl buvo pamiršęs. Aš kai su dviračiu važinėjau, ir MTB turėjau, tai čia geras trasos būdavo. 5,5 tempas. Sunku bėgti. Wow, kaip sunku. Dabar va 1 kilometrą tik tai padariau. Žiauriai dafiga nusileidau į apačią. Tai kita pusė bėgimo. Kokia nepaprasta laukia. Išbėgau link outleto. Dabar 1,8, o uždusęs kaip, nežinau kaip kas. 5:30. 2 kilometras padarytas. Žodžiu, dabar biški lengviau, bet apskritai tai wow, kaip sunku šiandien. Kažkodėl atrodo, kad jau šitoj vietoje aš esu bėgęs dabar šiandien. Atrodo, kad grįžau į tą patį taką. Bus įdomu po to pažiūrėti, koks čia ratas man gausi. Jaučiu, kažkokią 8 padariau. 3 km. 5,4, jeigu tiksliau 5,43. Žiauriai gražiai viskas atrodo, gražus miškas, bet aš pastoviai judu į apačią. Man įdomu, kas manęs laukia greitų metu. Oh my god, žiūrėkit, ne veltui ta apačia tokia ilga buvo. Šakis, jinai nesibaigė, vos vilkusi aš. Nu, lygtais kažkokią pabaigą matau, bet uždusęs taip, kad kalbėti nebegaliu.
galit mane pasveikinti. Užkilau, bet tempas iš 5,4 ir 7,5 pavirto. Bandom pasivyti. 4 turim, 6,2 tempas. Nusprendžiau bėgsiu į Karoliniškes. Pažiūrėsim, kas ten. Žodžiu, ten kažkur tai mano mašina stovi, matosi. Tai bėgu iki jos. Turėtų būti apie 5 km kaip tik. 100 metrų liko. Spaudžiu gazą. Pirmin. Hello. Aš vis dar gyvas. Žodžiu, galit mane pasveikinti. Žodžiu, Garminas mane pasveikino, nes prabėgau greičiausią mylę. O šiaip rezultatas, aš galvojau, gal padarysiu šiandien biškį geriau, bet gavosi, kas gavosi. Išėjo, kad tempas yra 5,4 kažkiek. Aš prikabinsiu čia tikslų rezultatą. Bet geriau negu pirmą treniruotę su greitu tempu. Kas negali nedžiuginti, reiškia, judam į priekį. Trumpai prasitampysiu raumenys, nes gan intensyvi treniruotė buvo. Ir varysim montuot. Aš vis galvoju, žiūriu kartais YouTube'ai, kaip kas bėgioja, kaip ruošiasi maratonui. Tai man klausimas kyla, kaip jie gali bėgti visą maratoną, 42 km, tempu 4,5, 5, kai kurie netgi dar anksčiau, galva sprogsta, nežinau kaip čia. Mano manimu, čia reikėtų būti robotų. Bet aš gal po vasaros pakeisiu nuomonę savo, tikiuosi. Labai norėčiau tą pusmaratonį prabėgti su 5 maždaug. Kaip šiandien bėgau, būtų labai faina. Smagu. Labai džiugu matyti, kad greitėja tempas, gerėja bėgimas, gerėja rezultatai. Kviečiu visus žiūrėti, kaip kas keičiasi. Spauskit laikus, komentuokit, o aš varau montuoti vlogą. Iki kito karto.